Mano specialybė pagrindinė yra brandingas, arba lietuviškai prekės ženklo konsultavimas ir dizainas. Tai iš tikrųjų vienas iš pagrindinių dalykų buvo, dėl ko visgi pasirinkau čia daryti kažką, nes va čia po šitų medžių aš užaugau. Čia mano rajonas yra, va čia prie šitų krepšinių aikštelių užaugau, mėtydavau kašę nuo, nežinau, ten 3 metukų. Čia man tokie sentimentai kažkokie tai užėjo, nes aš į Vilnių gyvenu. Ir čia tos patalpos laisvus ir galvoju, nu tai čia gal visai reikėtų kažkaip šitą visą pusę atgaivinti, nes kol kas gyva yra tik tai Laisvės alėja senamiestis. Ir daugiau kažkaip nėra tokio traukos taško ir būtent tokio koncepto. Nu vienas iš tokių pagrindinių dalykų ir akcentų, kas daro šitą vietą truputėlį ypatingesnė, tai yra kažkokia tai įdomesnė muzika. Ne popsinė, arba kažkas, ko tu galbūt nesigirdėjęs. Vakar vokiška visą dieną muzika groja, vokiškas disko. Tai dėl to tai yra visai gal nauja ir įdomu. Aš manau, kad čia labai daug erdvės dar yra kažką daryti. Galbūt kiti miestai, koks New Yorkas, Londonas arba Vilnius jau ten tiesiog daug žmonės yra visko prikūrę. Daug restoranų, daug agentūrų, daug fotografų yra, daug visko. Čia dar yra vietos tiesiog bet ką daryti. Koks skirtumas, ar paeis ar nepaeis. Jeigu nepaeis, man daug kartų yra dalykai nepaėję, tai reikia tik nesiparinti, kad tau čia kažkas nepaėjo, pagalvoti, ką aš čia dabar iš to išmokau. Tai jeigu tą perspektyvą truputėlį į tą pusę pakeiti, tai tada ta nesėkmė jinai tampa savotiška gal ir sėkmė kitą kartą.